Patėjai laiks, kipsiam dažyti multiplą. Nuplausiam, grįšiam, dašveisiam, kiek reikės. Bitmans. Apsikėtis, garaž Bitmans daro. O kai graž mašina. O nešvari, ką parūpuožiu. Šitą visiškai. Šaizė, sparas, biški rudėlių. Niek baisau, sparų turėm kietą. Buferė visai be spalvų. Išaus variantas, taip nesai. Šūnans. Tokių čiūdų. Nusionginsiam, ką priklauso, ką galėtumėm šveisti. Biškėlį gazabėlį mūnę apčiaudėjai, bet niek toj. Tuo malkinė ruošiam žvėrį. Bet nieks dar neįtar, kas čia darysias, kad mes perdažysiam. Suėd visus įskombinom, sakau, žiūrėk, čiumpam multiplą dėl filmo. Nulėkėm į Drobuks ir pasiėmėm gazabėlį. Matau, kad į multiplą skelbėms štuka 300 eurų. Sakau, sveiks, gal atidojus už 400. Sako, 100 dasimesk, išės visai geri batą. Tu medžiūr vein multiplą kimaren. 300 eurų. Pasisukau multipliniau, sakau, kapsu tą mašiną. Sako, nesived 2 metus stol. Nustopudu atvarysiam į pusėm diklafos ir užsives tą mašiną. Gazabėlį buvo vis užtrunėjusi. O dabar pričiupom 16. Iš to pat žmogaus 16 špūlį žemą. Neužėlga pasimsiam padongs, pasikeisiam, pamatysiam, ką patrodo. Tikra ledinė. Perdažyti ir paprastų būdų. Nemiltelinių, bet nulakuoti normaliai visko dažyti su kompresorium. Vienas dalyks su kol susidūrėm, užsidėjom 17 ratų, tai ką mašina vapšė netrauks. Bet tą mes turėjom, kiet sprendėm. Tas bus po mūsų paintjobą. Susiruošiam garaženką. Daug rakandų, gal biškai apmažinsiam, bet šiaip veids turėtų užtekti. Pečio pasijungiam šėl. Buvo pričiupom sparną kairį priekį. Biškėlį papojus kažko čia šlagas. Edvens išvarė užsienį, o uns į ronkas, aš jaus kamerą. Tai reik suprasti, kad darbas sustoja. Ir paskiau priėjom prišvadas, kad davai uns grįžt, nutempam ton gazabėlį pas draugeliausi Veišvien. Veišvienų senai, karočiui, sutvarkė stabdžius, paskiau sutvarkė važiuoklį, pakeitėm sankapstros, pakeitė ten dirželius įtempėjus, generatorių buvo munkščiau pakeitę, multiplą kūrės, bet ten nevažiavo. Teka pakeisti porškal, išplovė baką, sutvarkė galinį valytovą ir kurus lėgiaus daviklį. Įda kažko antvarėk siurblį. Iki technikinio sanai niekį nebetrūko, jau mašin buvo techniškai tvarkinga. Čia pamokant istorijai, skups mok dvigubą. Aišku, mes ėmėm ton mašinom priko pasidergit, bet final gavos, kad mes visai iki buvom į rimtą projektą. Komentatorė, iš karto atsiprašau už 2 kg špakliaus, bet virintai mes nemokam. Pamaniau, kad nulopsiu seną dišovą plionkį, nes šį biškėlį žiorkį išgriaužti. Bitmans banda dabar abloškį nusiimti. Vietas turėjom, tiek normaliai atrodė. Vis pasistumdysiam. Tai jo, matas, kad tai pabraižyta. Į tokių čiūdų, kur nenupoliruosi. Čia išves matas, kad čia gal dažyta buvo iki posis. Prihaltūrinta, čia laksijai suskerdis. Ar dažs. O matos, kad čia iki viduriaus buvo kažkas halimitis. Tiek, o tokių čiūdų. Tai mes geriau vėsinom nupusėm. Bitmans parenešiau įrankį. Biškį nardžiau.
dalių. Opa. Mums reikia dabar nusirdyti aploškis. Prasi. Ardžiau. Kažką pavaryti. Opa. Tiek, kolonkį išsėmiau. Atsijungiau fiškėlį. Šitą atsijungs da čia. Bus beveik nusavęs priekinį atkabinti. Nėra sunku erdėti. Nors gali atrodyti. Šitą čia atkabinti. Ačiū, kad nereikės. O. Duris jam reikia išardytas. Čia išardytas. Išardėm, kad galėtumėm. O tas vėjas visas užporš normaliai. Padarė cheminį mašiną visai normaliai atrodo. Techniškai tvarkinga. Variklis, dėžė, sankaba, važiuoklį, vairo sistema, viskas normaliai veikia. Vienas minus, kad gesta ir kėbuls anos biškėlį pavarės. Nusprendėm, kad reikėtų šokti pradžiai per kėbulą. Tempiam, vasarą, pavasarį nikap nepavyko, vis per darbų skubėjimą, nikap neradom to laiką. Prieš padžiajim sakau, nu davai, žiūrėk, čiumpam, griebam, padarom greit, pasimam atostog, užbombinam multiplą ir išlekam. Bet man sako, mes per 4 dienas ir paruošėm ir nudažysim visko. Nu, tepi bau. Pabaigiau vieną kėlę. Nežinau čia kur pat. Ava. Tai ne, per varžtus, kur matai, kur ant buferių tie užeina. Net nušpėsnai, paleis. Palauk, kur čia sankaba, ar nereik? Nereik, žinau, Iški. Užsives. Nepasuks, nebeik. A nieko nereik laikyti? Nieko. Tuoj bunką darysim jūs tais. Tai ir aš galėsiu. Čia pašies. Čia žvaigždutės. Tai čia taip, Von, ai ne, čia nereiktų. Jeigu girdėjo tas istorijas apie itališkas mašinas, 100% teisybė. Pirmas dalykas, ta mašina turi debiliškus tvirtinimus. Viskas yra užkišta, užstatyta, sutvirtinta, nepatogia, daug varžtų, sunkiai ardos. O kitas dalykas buvo, kad įsivaizduojam, puikam buvo užtrunijus. Kitur laužėm, kitur pjovėm, kitur deginom, nulitavom netgi. Ir šiaip netep mes kažko dar surinkom. Aš nesu visas čiūdas, einu susitvarkyti civilizuotų būdų. Tu dėjai pagalbą mums, einu šmirgelis ir špaklis. Žiūrėjau mano publiką. Aptvarkėm tokį daubėlį, kadangi durų kitų neturėjom, reikia sukteis. Išmėm lems, kad būtų lengviau išsišvėjus. Nusėmėm buferį. Jaučka multiplas iš vis nieks near, tik tą padė, kada anas sugendas jo, nes šiteikiai pričiūdus tą mašiną. Nusinčiau draugėlį praeiti technikinį, praeiti techą, savo hodą. Sakė, technikiniam žmogus buvo apstolbis, sako, ar jūs tokį ištraukėt. Nes da salons vėl buvo apipelėjęs. Tai jau po technikinio spėrim dėm kažko reguliavom, su veidrodėlė sušveisom ir pys
Užkėp, toks pachs parei, kažkas užsvėlo buvo užtrunien. Posūkė dinga, ant posūkiaus telšius rodom avarinį. Atidaviau byt, manau, atvaro ant skaraž, sakau, žiūrėk, vakar pareim technikinį, bet ir šioks toks defektėlis. Elektrikau daviau mašiną, reik suprast. Un sankris susitvarka non vėliau. Tai sankaračiau važinėjai, spėjai pagarsėti kai kur dėl savo posūkių. Po naktais atidarysiam garažą, pažiūrėsim, kas belikien iš mūsų žvėrės. Be priekin buferiaus. Ką Bitmans pasakytom, kam tas buferis? Jis pats pojus met be buferiaus važinėjai. Pašveitėme sanom kelis dėjams. Pirmą dėjant spėjom nusardyti ablošis ir nusimti priekinį buferį. Kie dėjom pradėjom tolimesnius darbus, pradėjom šveist, ruošti, paklioti. Moldingas tai aukščiausių lygių kuro fujarinį. Nieko, užsakysim iš Fiat salono naujus dvi. O istorija tokia, aiškojau sparnas, kuminiai, viens netor, kits netor. Kaunį ten viens turėjai. Nu jos geržina, tipo, sidabrinis sparnas ten leidinis, aš pats ant savo pirkau ten maždaug. Nusinčiau Augustin paimti iš kaunto sparną, atvarau žiūrtas vyšniaus sparnas. Tai pasirodo ant seną Lieomo nekėš. Jeigu tu žiūri, tai sėkmės tau. Pradėjom šveist, daryti, ten jau lyg ir prieita ton sparną, chaltūrinį, bet nichuja. Turim du sparnus. Tas ir toks pojas velniaus. Nu čia biškėlį papuojam, net nedaug. Bet vokami bėda, nepastebėjom. Tuo. Tas ir išpovis. Tuo kraštas biš geresnis. Bet čia uždėt bet kaip vargas. Mes galvom vapšėną nuimti. Kalti tuo iki galą. Nu nėra šansų. Augustins į bet kiek susinervins. Vyriausias elektriks, dažytos, remontiniai, spirikups. Kultūra prasideda. Tas podcast profilių sudėjus. Bandėm ton dišaus sparną ir atidaužyti, bet supratom, kad nė šansų. Paskiau galvom, kon su tau daryti, nupjovėm galą, galvojom uždėsiam tiep. Mūsų chaltūra tokia, kad aš dabar reik visko sušveist. Pažiūrėsim, ką atrodys paskiau. Įvertinį bandom ant darbą. Aš dabar nubrūžinau. Nu, jums čia gal ne visko nesupras, bet čia ir gan lygiai. Gan. Po 50? Nu, po 50.
Apsišpakliavo mašiną. Nu kas taip daro, ne? Bet čia ir sportinį mašiną, lenktynėm pagatis. Manau, bus pats tas. Išmokau naudotis ekscentrinių šlifoklių. Visokių haltūrų. Špaklių šveisti ir gan smagiai. Šiuo momentu manau, kad dažys žmogelis katras tik mokos dažyti. Nes žmonės bet kiek mūsų atkalbiniai. Tai bus baisesnė nei kabok. Buferius dažysiam atskirą, parnus paliksim, abloškis nuėmėm. Spėjom padaryti per traukėlį, atsigaivinti. Jie ne vien meistrą, katras nesinaudot tom dviejom talpyklom. Viena bus dažam, kiti bus grunto. Jie sakė, kad vyr storą atostogauti numus, atskirą numoter. Tai mes pasirinkom idealiausią vietą atostogauti ir garažą numą. Manau, kad mes irgi poilsiavom numus. Galbūt pas namus, aš nežinau. Vairuoja mašiną. Įsmeik. Vakar pas brataną uždėjom GoPro ant kopūstą. Tai vaikščiojo čia ratas. Toks geras žundas. Žiūram, kad nukaruosiant čipsus pasiėmė iš mon mašins. Jau kaitėm. Sakau, tu donis, tai pasiimk lempą multiplas. Pasiimk multiplas lempą. Į p***dį. Sako, tu donis, jis sako. Aš nuvarau, išsitraukiu iš F10. Tai man pliusas garantuotas. O tas dar, šitą mokėti reikia kas paimt. Reikia užsidirbti kūrybą ir reikia kažkon sukorti. O multipla tai yra hobis. Nepaisant to, kad Gosden kauna gatvis. Prašau nepykti, jeigu kas matot, kad tą multiplą jūs aplenk per kairį arba per dešinį. Nes kol toliau, to dažniau jūs tom pamatysite. Itališkas mašinas anos patvarės. Ką per niek nereikėtų tvarkyti.